suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir tu eisi susijungti su savo pasąmonė. Pažiūrėsim, į kokį prisiminimą, svarbų įvykį tavo pasąmonė tave nuves. 3, 2, 1. Apsidairyk, apsižiūrėk, kokioje erdvėje tu dabar jautiesi. Tamsu nieko. Ar ateina kokios nors mintys, kaip kūnas reaguoja? Gerai, atsipalaidavęs. Labai gerai. Tai dabar gali užsidegti šviesą. Kad nebūtų tos tamsos. Kažkokia kaip paklodė, matau, ar kažką su taškiukais tokia fioletinė banguoja viršuje, taip gražiai. Net šviesos nesinorėjo jungti, kažkaip įsižiūrėjau. Nesuprantu dar, ką tai reiškia. Nes aplinkui tai viskas juoda, taip viršuje. Kaip užuolaida ar kažkas tai. Gerai, apsižiūrėk savo tada energetinį kūną, kaip jisai atrodo, kad būtų su apsaugom. Gerai, užsidėk apsaugas. Įsitvirtink. Ir pakelk savo energijas, jeigu gali, ne savo minčių pagalba. Sakyk, keliu dažnius, kad jeigu yra kokių nors prielipų, kad tegul viskas nuo tavęs atsikabina. Kaip visą laiką įsivaizduoju, kad kelt dažnius, visą laiką pradedu kilti į viršų, taip skristi. Gerai. Pažiūrėsim, kur tave tai nuneš. Balionas jaučiuosi, skrendu truputį įsibuodamas iš manęs. Visai maloniai. Apsidairyk aplinkai, kokioj erdvėje tas balionas dabar yra. Viskas juda, ta fioletinė spalva su taškiukais, tai apačioje dabar liko. Kažkaip pro ją praskridau galas. Iš jos. Nieko aplink juoda, viskas nieko. Kūną tai savo matau aš. Rankas, kojas matau. Aha. Pabandyk paanalizuoti, ar tau kažkas neleidžia pamatyti, ar kažkas yra uždėjęs tą juodumą. Iškart klausimas, o ko nori pamatyti. Aha. Mes daug ką norim pamatyti. Nebežiausiai, kad tie kažkas linksmas vėl, mane visą laiką linksmėjusi. Taip, žiūrėkim tada, ką Mindaugo pasąmonė mums nori pasakyti, į kur mus nori nuvesti. Ar yra koks nors labai svarbus momentas, įvykis, galbūt reinkarnacija, kur turėtų dabar Mindaugo pasąmonė mus nuvesti. 3, 2, 1.
Keli keisti vaizdai buvo, bet kažkaip jie nesirišo man visiškai. Kodėl pradžioje mačiau tokį pailgą kaip vazoną, kuriame augina namuose žmonės augalus prie lempos. Bandžiau priartinti, po to atsirado vaizdas, čia iš vieną kartą rekomendaciją mačiau, aš ten save, ne rekomendaciją, hipnozėje, kažkada tai, kad ten senoviai su jėtim medžiojau kažką, tai mečiau, tai akimirką vieną pamačiau, akimirką kitą, bet visiškai nežinau, ką mes čia bendro kalbame. Ar ką čia noriu pasakyti. Matysim iš jėgos, paskui gal jie ir susiriš kaip nors. Prie kurio pirmo eina, prie vazono ar prie tavęs su ietėmis. Kur Tai tave kažkaip pat lenciūgo tokį sujungia tos du vaizdus dabar ir sako anksčiau patys, o dabar tik palaisyti reikia, technologijos viską augina, bet prie ko čia, nežinau. Pakartok dar technologijos augina, aš teisingai išgirdau. Jo, tipo, kai tie yra tokie aparatai namuose vazonėliai, ten Taip. iš jo lempa, ten vandens kyščio ir ten tik tai vandens įpylė ir ten automatiškai jisai kyla, ten pagal augalų aukštį, ten ta lempos tos saulės atsojančios, kad tipo ten augtų augaliukai, ten daržovės gali vaisius auginti, ką nori. Namuose Taip. kambarį ant stalo, kur nori. Tai va, tą vaizdą pradžioj pamačiau ir po to tą, kad aš medžiojau. Ir po to nesupratau, kas tai yra. Kažkaip su lenciūgu sujungė, sako, va, kas buvai ir kas dabar yra. Tipo kažkas tokio. Dabar nieko daryti nereikia, ar kaip, ar lengviau. Ir čia mūsų ateitį nori parodyti, tokią kaip Tai istorinės atkarpas, apie ką visą tai yra, pažiūrėkime, tada 3, 2, 1. Tai dabar sako taip. Anksčiau buvo kitaip, bet o kad kame esmė, aš nepagalvoju. Kas skirtumas, tai kaip ir suvokiam, atrodo visi. Na jo, skirtumas yra akivaizdus, tai gerai, tada žiūrėkim naudą to technologijų šitų pažengimų, kad mums patiems reikia vis mažiau ir mažiau Sako, dirbti. fizinio kūno degradavimas, o kai atsisakai, nevystai vieną, nesivysto ir kitas, rodo sąmonę kažkokią šviečiančią. Ai, čia bando tą logiką sakyš, kad viskas bendra, viskas viena truputį. Kad reikia viską kartu tobulinti, ir fizinį kūną, ir visus kitus. Labai gerai, gerai. Plėtok toliau tada šitą. O kažkaip išsirituliavo pagaliau. Klaust va reikia, jo klaus ir tada ateina. Kai sustoju, aš nežinau net ką klaus, tada gaunu atsakymą. Jo, tai labai gerai. Tai žodžiu, mūsų fizinis kūnas, jis yra reikalingas. Jo, būtinas visiems kitiems kūnam atseit, taip, nes viskas rodoma sluoksniais. Aukštyn, kiek mūsų visų ten, ten vieni užsiema ten protinių darbų, bet ten nutukia iš klerelės, nes sėdi visą dieną. Kiti ten nueina iš stanginės varų meningą rodo, bet visą kitą nesąmonę, suvokimo, kas jis toks, dėl ko neturi. O tų pavyzdžių man čia dabar sukasi daug. Viskas turi būti kažkaip tai sujungta, subalansuota, tik tada tu gali į priekį. O jeigu to nėra, tada tu tik vieną sritį ten kažkokią baksnoji, bet tai yra limituota, nes negali tavo visa bendri kūnai į tą pusę eiti. Tu niekad nepasieksi tų rezultatų. Kažkaip taip matau, atrodo. Aha, tai žodžiu turim žiūrėti viską kaip į visumą, ar ne? Ne prie vieno užsiciklinti, o tiesiog bendrai viską matyti. Bendrumas, vienis, o tas žodis kažkoks, pajungiasi viskas bendra. Tik tai kodėl man tai parodė? Tai reikėjo matyti kažkam, kad perduotum žinutę? Gal dar pats suprasiu kažką. Taip, nes vis tiek klausom ne vien tik mes, klausos ir daugiau. Ir žinutė eina, paliečia kitus. Kartais tą pagalvoju, kad ne viskas čia man ateina. Kartais per mane ateina kažkam, tai gal kažkam net labiau to reikia negu man. Taip, čia nėra mano žinutė, ne, aš negaliu jo savo laikyti, čia visiems reikia. Aš taip nebūčiau sukūręs tokį dalyką tikrai. Jo, tai gražiai pateikė viską. Tai gerai, tai tada žiūrėk ir tada tų burbuliukų pašaudyk, pamėtyk va tokios informacijos žinios, kad visi susivoktų, ar ne, kad reikia suprasti, kad mes nesam vien tik fizinis kūnas, ar ne, yra ir daugiau tų kūnų. Ir turim juos visus vienodai mylėti, gerbti, prižiūrėti. Ir
treniruoti, taip sakykime, neužsiciklinti vien tik tai ant vienos ryties kažkokios, tai ant vieno kūno. Man stovi dabar vaizdas. Čia prieš kokį mėnesį susidūriau, išgirdau vienam video apie tos autonomus ir, kaip YouTube įvedi vieną kartą ir po to tą sritį tos temos, kai sakant, pumpuoja po tą informaciją, tipo, gaudyti. Jo. Ir aš tada, nebuvau prieš tai girdėjęs pavadinimą, žinau, kad ten žmonės badavimą, žinau, pas bandžiau, bet kad visiškai nieko daug metų, tai ten vienetiniai atvejai, žinau, būdavo. Čia vat už dabar visi mano akyse stovi, aš vieną video žiūrėjau, ten kažkoks tai vardas yra pavardė Kosmos, bet man atrodo, tas Kosmos čia yra jau sukurtas greičiausiai. Yra Max Kosmos. Va, taip atrodo, jo, aš tą vaizdą jo matau ir man sudeda dar daug nuotraukų iš tų ten filmų dokumentinių, iš meninių, kai ten po antro pasaulinio karo tas koncentracijos stovyklas rado. Ta prasme, jisai visiškai palikęs kūną, jisai pasiekė kažką tai kažkur tai, bet ta prasme, jeigu būtų bendrai viskas, tai būtų dar daugiau galima. Bet čia kritika gaunas. Man jo vaizdas stovi ir tiesiog dabar transliuok viskas, kas yra, čia negalvok, čia kritika, ne kritika. Dabar eina informacija ir tu ją ištransliuok. Ir va žodis ekstremistai, kažkodėl, pasirenkim vieną sritį ir tą aklai einame, bet nesuvokiam, kad visų visumą su bendrumu, nes mums viskas duota tobulai. Tai reikia viską kartu išjausti ir kartu viskas eina. Kaip vieno, nepalikti kažką. Čia tas pats kažkaip gaunas. Labai gerai, labai faina informacija, labai, manau, bus tikrai naudinga išgirsti kitiems. Super. Jo, burbuliukus aš tada mečiau, man dar sustabdė tos burbuliukus, tą nuotrauką pradėjo rodyti. Tada va šitą baigiau ir dabar tie burbuliukai pajudėjo toliau, visi vaikščiojo visi. Gerai, tegul žmonės ten gaudo juos, gauna tiem, kam reikia. Gerai, judam toliau. Į kokį dabar tave nuves lauką, erdvę ar dimensiją, tavo pasąmonę, pažiūrėkime, 3, 2, 1. Man šiandien galvas skaudėjo ir buvo tokia kartais mintis, kad aš pavargęs šiandien žiauriai buvau. Kažkas čia man trukdo, nes daug keistų įvykių buvo. Vėlavau viską jau antrą dieną. Sakiau, kad nustokite, kas nors čia darote, nes kai eisiu hipnozę, aš jūs pagausiu. Ir dabar matau, reptas stovi iš nugaros, rankomis ant smegenų uždėjęs ir spaudžia su pirštais būtent tą vietą, kuri net dabar vėl pradėjo skaudėti. Šiandien visą dieną skaudėjo tą galvą. Sakau, durniukam pasirodyti, žinau, kad tai bus. Nežinau, tai kvaila kažkaip, tai žinau. Tai sako, kažkaip nuo to vis tiek nepabėgsi, tai jau sakyras. Ir pats eina apie mano. Aš turiu tokią sukurtą pat savo juodą skylę ten. Pradžiai juodas eit, kad būtų eit kaip juodas skylę galima pavadinti, po to tokius vamzdis eina, jisai permatomas, ten duoda šaltinio stipri šviesa, ir jisai labai ilgas, ten jam labai nepatinka, bet aš su mintim, kad jeigu ateina pas šviesius mūsų energijos, tai tegu jos gauna, sako, sukaupa biškutį, gal patiks, Gerai. Švytinasi dabar, klykia reikia sprendų. Bet pats nuėjo, pats pasirodė. Pats pasirodė. Žino, kad tai bus, ne? Tai... Jo, sako, tokio. Jisai nesakė, jis tarsi tokį davė, sako, tai sakė, yra vis tiek paskirtumas, kad čia ten gumo kažkas tokio. Tokius nurenkęs galvą ir nuėjo. Ir toks mažiukas yra tas kažkoks, netos, kai ten anksčiau didelių mačiau. Toksai, ar jis susimažinęs? Gal tu labai didelis esi? Nežinau, aš save net nežiūrėjau. Jis visai, kai man iš nugaros buvo, tai jis praktiškai vos nekojam ant pečių stovėjo. Tai toks mažiukas. Prieš tai stovėdavo, tai už mane didesnė buvo. Toksai kažkoks, nežinau.
nususis. Net davalgės ar kas. Gal veislė kažkokia kitokia. Jo, tai tada apsižiūrėk dar, kad niekas daugiau nestovėtų ten, kokios chebros nebūtų. Gal dar kažkas kažkur pasislėpęs ten. Apsidairyk aplinkui. Apsivalyk juos tada. Turiu aš jau tokį vieną veikėją nuo kažkurios hipnozės, bet aš su juo biškai sutariu, tai kol kas aš jį palieku. Jis tau reikalingas dar? Jo, mes su juo pabendraujam ir realybėj trupučiukais man, kai dar reikia, aš jau paklausus, man iš karto atsako telepatiškai. Dabar irgi pasirodė, mirktelė, sako, ar išmesi šį kartą, sakau, ne. Gerai, tai tada tu jį pasilaikyk, bet žiūrėk, kad jis tau nekenktų, gerai, tada Tai sutvarkyk. jisai jau tai žino, jis man atrodė, aš jo klausiu, kaip sunaikinti juos, jis man sako, sunaikinti gal nelabai, bet kaip juos gerai įskaudinti, tai parodė man variantų. Tai aš prie juodas Hylę biškį pagaliau projektą padariau. Jis ten pats yra pabuvęs, po to ištraukęs. Galvoju, gal meluoja. Patikrinu, aš turiu viską tikrinti, man taip išeina ir jisai žino, linksi vėl, sako, jau turiu viską tikrinti. Supratau, gerai. Gerai, kaip dabar galva tavo jaučiasi? Ar skausmas dar yra? Praėjo viskas, ne? Tas rankas jisai ištraukė, nuėjo, man viskas praėjo. Gerai, puiku. Kaip šiaip visas kūnas reaguoja, viskas energija teka, švaru, šviesu, nėra jokių ten prisikabinusių daugiau. Jo, viskas gerai, bet tas nuovargis yra ir mintis atėjo, gal nueit ant savo to debesėlio, matom pagulėt, tam gražiai tokia vibracija būna. Gerai, tai davai tada einam trupučiuką pailsinsim tave, pakrausim energijos, pasikrausim gerai, tai tada suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir tu atsidursi ant to savo relaksacinio debesėlio. 3, 2, 1. Jau kai aš netgi sakiau apie tą, kad noriu, jau aš tenais kažkaip tai taip tukšt, kaip teleportu. Aš iš karto ant jo atsiguliau, tas bangos iš karto tokias vėl, dabar mano širdis biškai greičiau plakė, tai stabilizavosi. Tokios vibracijos eina šviesa iš viršaus, kaip visada tokia gerai. Ta šviesa vėl man tą biškai galvą prašvietė ir po to vėl grįžo prie širdies. Ten, kur tas reptas buvo kažkada daręs, matyti, ar užbaigė, ar ką jis ten padarė, ta šviesa nežinau. Tai gerai, dabar pripildyk šitos šviesos, gerai, tegul visus kampus užpildo. Tavo kūnas prisipildo šviesos, jisai plečiasi, didėja, atsiregeneruoja, jautiesi pailsėjęs, pilnas energijos. Visi organai, viskas puikiai funkcionuoja taip, kaip ir turi funkcionuoti. Visos čakros veikia. Susijungimas su absoliutu, su kosmosu yra. Pasakai žodį čakros, aš pamačiau save iš viršaus. Pas mane visas kūnas buvo taip kaip tinklas sujungtas tokiam kaip žvaigždėm, tokiam kažkokiam švytinčiom taškiukais, tokiais mažiukai, bet visi taškai taip labai ar tai simetriškai, bet jie prie kiekvieno sąnariuko sujungimo kažkaip tai tarp jų visos taip lygiai išdėstyta, taip kaip nežinau kas sakyt. Visi sujungti iš skirtingų spalvų ir spindi tokie visi taškiukai, bet jų daug labai, po visą kūną. Didesni, mažesni yra, centre tokie didesni, o šviečia tokie. To tolyn ant pečių mažesni, matau du. Ant alkūnių dar mažesni, ant pirštų iš vis maželiukai tokie. Jo, tai čia mes tik tai tas 7 tokias pagrindinės turim, vis kalbama, ne, jų yra žymiai daugiau mūsų kūne, tų meridianų ir čakrų. Tiksliai net skaičius nežinau. Taškai kažkaip, tai taškai, kurie kažkaip ten, jo, tie ir sąveikauja tarpusavį, tipo, matau, kažkokios energijos eina. Jo, jeigu viskas sveika, normalu, tai jo, jie ir turėtų tarpusavį, jo, viskas ten puikiai funkcionuoti, tas pralaidumas energijos turi tavyti tekėti.
Labai Gražiai gerai. atrodo labai kažkaip tai fainai. Kaip eglutė šviečianti. Na va, kaip gerai. Gerai. Puiku. Nemačiau tokio vaizdo, kad kažkaip fainai visai atrodo. Irgi su to pulsavimu vat, banga užeina, lygiai su širdies plakimu ir va, tas per kūną, kai tos va, lemputės visos yra tos, nu, tie čekrytės, ar kaip vadin. Visas taip su banga tai pareiškėja ir nuslopsta pagal bangavimą, kaip po futbolo stadione, kai ten žmonės rankom tam Aha, bangavimą. aha. Tai Taip, va, žodžiu, taip, viskas taip kažkaip juda, taip harmonizuotai, taip gražiai pagal bangas vienu ritmu. Fainai. pulsacija vienu ritmu ar nevyksta. Jo, viskas susiderinę, o kažkaip tas debesis mane pastoja taip suderina, kažkaip tai balansuoja. Kaip. Jo, tokia harmonija žodžiu yra. Gerai, Mhm. labai gerai. Ar jautiesi pailsėjęs ant savo to debesies? Toksai lengvas labai pasidaręs. Prieš tai buvo toksai sunkus, stipriai jaučiausi kaip atsigulęs, o dabar toksai polionėlis lengvas. Energijos kažkaip turbūt prisisiurniau. Jo, labai gerai, labai gerai. Tai dar pasikrauktas energijos, gerai. Tegul viskas taip ramiai teka. Ir tada eisim nuo to debesėlį, žiūrėsim, kur toliau tave tavo pasąmonė nuves. Ar esi pasiruošęs kelioniai? Taip, taip. Gerai, judam toliau tada. Žiūrim, į kokį momentą, įvykį ir reinkarnaciją nuves Mindaugo pasąmonė. 3, 2, 1. Visiška tamsa, nieko nėra ir man kelis kartus atėjo eik pamiegot geriau. Nesuprantu, bet taip rimtai tai pasakė, ne be joko. Gerai, neskubėk, po trupučiuką bandyk apsišviesti, apsižiūrėti, įsijausti. Gal pavyktų kažką užčiuopti, pamatyti, gal užuosti. Žiūrėk, kas toje tamsoje, apie ką čia šita tamsa yra. Ką ji reiškia dabar Mindaugui. Pažiūrėk, 3, 2, 1. Sako, uždarėm viską, kad galėtum miegot. To reikia miegot. Nu, aš tik kaip mažai miegojęs, pavargęs. Kas čia taip sako tada tokias? Kas čia nori tave užmigdyti? Tegul pasirodo, pažiūrėkime, kas tie tokie, kurie nori tave uždaryti ir tamsą leidžia. Ar pavyks juos pamatyti? 3, 2, 1. Savo aš tą avatarą matau vėl viršui sėdis nuo kažkokio rėmo. Pažiūrėk, ar tikrai tai yra tavo avataras, ar tau tik tai siunčia kažkokią jo hologramą, iliuzinę. 3, 2, 1. Aš sakė, ženk pradėjo. Paskaitęs, esu su juo bendravęs. Jaučiasi toksai kažkoks, kad jisai vat kiekvieną, kaip jis pajuda ar kažką, tai aš viską jaučiu, nes tie judesiai tokie, aš matau kaip save veidrodį praktiškai. O iš kur yra tavo avataras? Iš Sirijos. Sirijus, irgi Sirijus. Irgi? Šposininkai. Jo, bairystė, už tai aš dažnai, kiek hipnozė būnu, kai jis man informaciją duoda, aš jau dar nematau, bet visą laiką su bairiais, su žvengimu visą laiką būna viskas taip smagiai ir man tai priimtina kažkaip. Ir mano tėva, kur buvo reptai, visokie demonai, jie visi sako, jo, sako, prie tai lengviausia prieit, žino, kad čia silpna vieta prie jo. Nu, jokas, tai geras dalykas. Tai. Taip. Man tai. Sėdi, jisai irgi sako, eik miegot, baigtų čia, sako. Nu, mes dar trupučiuką pabūsim, dar jeigu galim. Nu, aš irgi sakau, aš noriu, dar galiu, sakau, energijos gavau, taigi aš nelaižinėjau. Jo. Sako, ekstremistas, sako, vis laikas stumė iki galo. Aš šaipas jisai. Aš ir norėjau šiandieną pamėginti, kaip jausias pervargęs. Tai vis tiek gaunas, aiškiai, įtakos yra, kad mes susiję kažkaip.
Gerai, tai tada pažiūrėk, vat, koks yra jausmas arba kokios pasekmės gali būti, jeigu mes einam pervargę, tarkim, ar ne, arba nusėdusi energiją. Sako, apsauga neduos perdėt. Kažkas tai rodoma. Apsauga neduos perdegti. Ar aš teisingai girdžiu? Jo, bet ne taip žodžiai kažkaip, ne tokie turėtų. Kažkaip, aš, tipo, kad to ribos, kad nebūtų čionais hipnozijai, tausme, neduos to, kad tu tenais neatlaikytum ar kažkaip, tai sako, uždarėmės, tai tipo rodo užuolaidas, užtraukė tamsų, eik miegot, sako. Sako, tu negali pats, negausi, kad ten save davežti iki ekstremizmo, kaip aš tada klausimą turiu, ar tai būtų ribojamas, tarkim, informacijos kiekis kažkoks, tai matymas? Išlindo mano tas, kai minėjau, turiu savo čia tą demonas. Sako, aš tai galėčiau, sako, žvengęs. Sako, čia tas draugas, kur tau vis patarinėja. Jo, dar jisai toksai, bairys tas. Jis mano emocijas valdė, jis mano gyvenimą ir prisipažino ir rodė, kaip gal būtent įdomi papasakoja. Daug patiko visai. Ir apie kitus man jis daug yra. Jis toksai trauja. Kol kas aš šį dar nenaikinu. Ir tas mano avataras sako, jisai gali. Aha, bet kažin, ar mes gausim iš jo tą teisingą, švarę informaciją? Ne, ta prasme, jisai gali mane davesti iki išsekimo tokio, kadangi jeigu aš neturiu jėgų energijų, ateinu į hipnozę ir mane, kaip sakant, gera ta informacija. Neduos iš viso informacijos, nes nepriimsiu, tipo, jau per sunku man dar kažką. Kai sako, demonai, tai nesvarbu, kad jos nėra to suvokimo, kad jis netgi to mėgausis, kad aš datiems, kad aš ten pasauliais vis būsiu ir ten spaudės. O taip, jam tada žinoma, jam tada maistelis ateina. Jo, tada jam rodo seilės net trykšta. Aha, taip, jo, supratau. Jisai sąžiningai man kol kas, aš jam sakiau, sako, tu vieną kartą pagausiu, kad meluoju, sako, pats suprantis, man irgi rodo variantus, ką aš su juo padarysiu iš karto. Ir tas mano avataras irgi žengia, sako, šitą visi geriau žino, negu tu pats save. Iš dalies, jeigu jie daug reikia finansijų su manim, tai aišku, geriau žino. Mes taigi save gilinamės tik tai, kada neseniai pradedu. Visą gyvenimą mes neturim supratimo, kas mes esame, o jie taigi žino visą. Viskas mintis, viską. Jo, teisingai. Ir ne su vienu, sako, taigi dirbam, mes turim daug tų aukų, pasakė. Bet aš jam pasakau, kas iš tikrųjų auka, sako, tie, kurie žino, kad jisai, tie, kur nežino, mano, kad jie čia valdžia. Taip ir yra. Jo, labai gerai. Pabendrauti galima, bet tikrai mane mėgdo. Nesuprantu, kas. Paklauskim tada, kas mėgdo Mindaugą dabar šiuo metu, pažiūrėkime 3, 2, 1. Tokio fizinio kūno baterijai pabaiginėjęs. Taip, bet aš tai prieš tai žinojau. Ir čia tai aš fiziškai nieko nedarau. Vėl man rodo tą vaizdą, kur medžiotojas su lenciugu sujungia su to aparatu, sako, taigi tik aiškinam, kad viskas sujungia. Atrodo, sakai, supranti, o iš tikrųjų po tavo pastaip. Kiek kaip labai viskas subtiliai čia, ne? Net ir nepagalvoju. Oho, kiek čia visko įdomybių yra. Žiūrėk, sujungia, parodo. Tai kažkoks intelektas yra tikrai, net ne intelektas, turbūt čia kažkas tai aukštesnio, nežinau. Taip sugebėt aiškiai gražiai pasakyti, net sunku išreikšti. Kaip ten, viskas aišku, yra, nežinau kaip įvardinti, kas tai yra, bet jo, yra ta visa informacija, kuri mumise yra. Sako, bendra čia visų, viskas jungiasi ir dar daugėja. Vat aš sakau kažką, tai ir sako, tai jau yra to informacija, kur kažkas gaus. Tai jungiasi su kita informacija, su kita auga viskas. Ta informacija, vėl jinai man rodo, eina, tas rautas, matau, tos tokius mintis duoda.
Bet jinai jaučiu, kad jinai nori, kad ją imtų kažkaip tai, nes tai jos kaip užprogramuota, ar kažkas genetika jos, ar kažkas, bet nėra pasiektų struktūrų. Kad aš jaučiu iš jos, kad jinai nori, kad ją imtų, jinai pati va teka ir stengiasi ateiti pas žmogų, kad tu ją įsisurtum, nes kai tu ją gauni, tu ją perduodi vis tiek vienaip ar kitaip, ir iš to jinai auga, didėja, tie srautai. Tai čia kažkokia gyvybės forma lyg ir kažkas. O kokioje erdvėje yra tas informacijos laukas? Viskas visų sako. Tai Visur. reikia nustatyti savo tą radarą, daviklį, ar kaip tu galėtum ją imti. Aha, Yra ką mes turime? skirtingų būdų, rodo, kas per iškritus būdus, ten visokius narkotikus galim kažkokius momentukus pagauti, bet dažniausiai iškreipytus. Kas dabar sako, taigi matai, man rodo, tas eina srovės informacijos, kol šneku dar taip gerai eina. Rodo, ten kažkaip ir vieni eina. Rodo, net kai kitas į tą paprastą hipnozę įvaro, tu gali būti išsijungęs irgi kažką gauti, bet ten mažai. Girta rodo trūkusi, kaip balti arkliai sako, irgi gali matyti ir kažką. Haliucinacijos taigi būna, ne, bet net nesuvokiam, kas yra kas. Taip. Sako, kada jau sąmoningas ir suvokia, kada turi informaciją ir gali atskirti, tada tu supranti, kas tai yra. Visą kitą tu priemi kaip nieką, kaip haliucinacija, pasivaideno dar kažką. Žodžiu, tuo net nepatikė, ar ne? Tai atrodo kažkokia nesąmonė. Jo. Sako, visi gauna reguliariai, nuo mažens. Patys po to patrūkti blokuojam, ignoruojam, nes mes vieną kartą galim pasakyti tai nesąmonė, mes galim padaryti stabdį, kitą kartą bus mažiau šansų tai gauti arba trumpiau gauti. Jeigu nuo mažens mums sakytų, kas tai yra, kaip tai veikia, mes tai, taip sakant, atviras duris laikytume tą informaciją, ją priimtume, ją dalintumės, išmoktume ją iššifruoti, nes tai labai suprantamai ateina, bet labai sunku ją išreikšti. Daug žodžių reikia. Jeigu tai dar nuo mažens, pavyzdžiui, vaikams mokinant vietoj tų mokyklų tenais nesąmonė. Aš beveik ruošiu klausimą, bet tu į tuos klausimus man, galima sakyti, ir atsakinėjai. Bet... eina man vienas po kito kažkaip, tai pristabdyti jau ką, nežinau, nes man dar tas ravėdavo plaukia ten iš viso. Gerai, tai jeigu eina srautas informacija, tai tada ir kalbėk, aš tada neklausinėsiu. Man tiesiog buvo įdomu, ką mes galim padaryti, kaip tą radarą savo nusistatyti, kad gautumėm teisingai neiškreipti informaciją. Būt savim žmogum, to pas mes suvokti, kas tai yra, atrodo kažkaip tai tą, ne į tos kraštutinumus visokius, ant tos, kaip ant tos kaukės, kaip vadina, tie ego visokie ten materializmai, nesąmonės laikinas, gilinės į save, susijungi su savim, tos visus kūnus, o vėl man rodo tą paveiksliuką. Kūnas to viską paduos, viską parodys, to net nereikės nei pagalbos, nei priemonių, viskas yra sujungta. Rodo man iš kažkada, kai su medžiu buvo apsikabinę, sako, tai to viską jis davė, tu paprasčiausiai protu bandėjai priimti ir tu viską blokavai, bet per širdį tu jautėjai, dar po to ilgai jautėjai, nes sako, mes stengiamės labai, kad tu pajaustum, bet su smegenim, kai pradedi analizuoti, viską vėl išjungi. Tai mes blokuojam, čia informacija visur visada yra, mes tai jos atsisakom. Ir ta hormonija, vis man rodo hormonija, viską tas sluoksniai kažkaip man rodo žmogaus, aš nežinau kodėl, bet ta prasme, kaip ir fizinis, tos dvasinis, kaip pavadintas, sąmoningumas, tokių daug tų sujungus į vieną, tada gaunas vaistus, pulsuoja, viskas įeina. Viskas suprantama, aišku. Labai gerai. Tai čia nuo tos pradžios iki dabar viskas jungiasi, čia viena tema kažkaip, ne? Ar sujungta? Nu jo, ir atrodo nesusigaudėm iš pradžių, ne prie ko čia tas Mindaugas su ietim laksto kažkur kažkada ir ne, ir ta gėlė laistama. Viskas turi prasmę. Šiaip sau nevyksta. Gilintis vaiti į tą pusę, sako, žiūrėti, klausyti išmokti, mes nemokam. Mes atbūkinti nuo to. Kas tikra matyti, o ne kas netikra nežiūrėti. Nu jo, čia keisti reikia visą sistemą.
O tada sistema tave sunaikins. Tam paruošta viskas. Turi būti masė. Tam tikras kiekis žmonių, kad galėtų atsilaikyti. Pavieniai be šansų. Mhm. Man užsidaręs, pasislėpęs, bet tada apsiribojęs, tada negali dalintis informaciją. Tada jau šalutiniai poveikiai vėl veikia spaudimą, supranti, kad yra. Mane miškai rodo, nu jo, taip ir yra. Aš prisidariau tam, kad gilintis, kad supras, kad su gamta susiliet. Bet tada neturi su kuo bendrauti, neturi su kuo dalintis. Tai būtina, nes turim jungtis su žmonėm, turim liesti žmonės, rodo informacija eina per kūną, netgi mums to nesuprantant. O tai veikia iš tikrųjų, tai prisilietimai, tai žiauriai veiksmas. Taip, tas jau buvimas vienas šalia kito, ar ne, jau jauti kaip sąveikauji kažkaip tai. Rodo, net atstumą, tu prieini per 2 metrus, trupučiuką ten priklauso nuo energetikos, tavo tų vibracijų, to stiprumo, kokio ten atstumo tavęs yra. Praktiškai nuo 2 metrų jau liečiasi. Jeigu ateini per metrą, jau liečiasi daug aukštesnių lygių, ten jau stipriai matosi, jau vibruoja, perina informaciją. O jeigu ten apsikabini, dar kontaktas yra kažkoks, tai dar emocijos, jeigu teigiamos, ten iš visų taip kaip susilieja, kaip tos informacijos ten žiauriai gražiai atrodo, spalvos tokios ryškios, spindi, taip viskas eina savo vaizdelis. Sako, jūs patys to nenorite, sako, prisigalvojate, sakė žodžių, frazių, kad užbukinti viską, jūs nenorite jausti. Mes norim, tu nesuprantam, kad priešingai darom. Matyt, kad nesuprantam. Nu, aišku, matyt, yra gal kažkas, kas tai suvokia ir nori būtent va tai priešingai, kad viską darytumėm. Jo, ir kuria dalykus per madas, man rodo, va, kitos ten, tos, kaip jiems vadinasi, modeliai, technikos tos degradavusios, na, ten, kai imituoja, kad pasibučiuoja, net neprisilietė, tipo, ten žestą padaro. Čia va ir yra mokina, kad nebūtų kontaktų, tik apsimesti, kad jis yra. Tai automatiškai atstumimas, nepriėmimas kito, automatiškai nepriėmi kito, tu negali priimti savęs. Ir tai specialiai daroma, įrodoma per teliukas reguliariai. Jo, programavimas taip ir vyksta, ne? Jo, rodavo kitas tas pasisveikinimas, kad pas mus iš delno viskas eina, stipri labai energija, kai vyrai duoda ranką, delną su delnu paspaudžia, dar ta energija susilietų viskas. Dabar tai savo kumščius sumušti, kad nebūtų to kontakto, kad energija nesusilietų, kad minimaliai. Ten tie visi tokie, va, čia viską keičia ir sako, tikslingai yra, kas tai žino, kad kaip po mus po trupučiuką nuo kontakto atitraukti, nuo tikro. Sako, anksčiau taigi apsikabindavo visi žmonės, apsibučiuodavo. Dabar, sako, viskas tolyn, tai jau pamirštas dalykas. Taip, jo, dabar kažkokia gėda, atrodo, apsikabinti nemalonu. Nu jo, plius tam nemadinga, aš vadys pamatyna. Reikia nemadinga jau. Nu, sako, kas madą veda ir man dabar tokias iškrypėlius rodo įsigiminius. Aha. Fu išlištų, nežiūrėtum. Sako, jūs juos sekate, sako, jūs jų klausote, sako, taigi pažiūrėkit, kas jie yra. O iš dalies teisybė, nu. Jo, bet jos pastovi ir kiša, bombarduoja, galima sakyti. Nu, tai elitas žino, kas yra, kas jie supranta. Taip. Per tokius manipuliuoja sąmoningus žmonės. Gerai, tai tada žinai, ką reikia biškį pabombyti tuos visus iškrypusius iš tuos, kur mus neteisingai mokina, duoti jiem kokį energetinį smūgį, kad jie čia atšoktų nuo mūsų. Jo, galvojau dabar, kaip čia ką padaryti, pasižiūrėjau į avatarą, tas taip rankas susidėjo, sako, nu, daryk. Kas išlindo ir man patarimus mėta, bet tokius nekaišius. Nu, svarbu būtų veiksmingi, klausyk. Pasirodo, įsideginti jūsų. Čia nesavei, sako, vis tiek ateis. Kol žmonės patys to nori, to ateis, kas duos tą nesąmonį iškreipimą. Sako, iš kitos pusės reikia veikti, sako. Paaiškink žmogus, sako, tinkamai, kad jis tai suvoktų ir jis nežiūrės. O jeigu jis nežiūrės, sako, nėra paklausos, nebus pasiūlos. O mūsų jie patys mokina, kad va eit ant jų, pykti ant jų, naikinti jos ten, pulti, keikti. Tai mes tik skatinam negatyvą keliam, maitinam savo demonus visokius ten. Maniškis važvengia. Jam jau gerai, ne? Nu, jisai kai teisybė visą laiką tai parodo. Nu, taip ir yra, tai aš... Nu, taip ir yra, taip. Sako, nepult šituos reikia, o žadint savus, padėt. Nu, čia gerai. Tai gerai, tada mes juos iš vis ignoruokim, palikim ramybėje. Jo, vat, sako, neduok, nekreipkim į tuos dėmesio.
Demonas sako, kaip tu su manim, sako, va taip elgis ir vadu iš numarinti, nes aš jam neduodu energijos. Jo, būtent, va, labai geras, nemaitinti jų, neduoti energijos. Sakau, jis man sakė, kad patinka, protingai pasako. Avataras mano žvengia, sako, oi, tu sako, draugelį turi. Jo, tai va, gerai, žodžiu. Nustojam, žodžiu, ten savo dėmesį skirti ir Nekreip energiją. dėmesio paprasčiausiai, jo. Jo, keliam savo, žodžiu, energiją, keliam savo sąmoningumą. Suprasti ir išmokti perduoti kitiem, nuoširdžiai gražiai, aš vakarykštį hipnozę kažkaip man tas atėjo, kaip tą daryti, dabar vėl tą patį viską matau. Nu, tai nesikartosiu, visi kažkas matė greičiausiai. Gali ir pakartot, gal ne visi gal Ta bus. prasme, informacija, va, kai duodi, sakai kažką, tai tu tuo metu turi jaustis labai gerai, jaustis tą atsipalaidavimą, tą, ką sakai, kad tu esi ramybėje, harmonijoje, kad tu toks esi laisvas, atsipalaidavęs, be jokių stresų nieko. Ir tada visi tie, va, kurie užsidarė, pastoviuose depresijose, ten pastoviai baimiai, ten kažkas užpuls, kažkas vyksta, ten kažkas kažką privers daryti. Va. Jie visi, taip sakant, net nesąmoningai viduj, kai mato kažkokį tai atsipalaidavusi, laimingą tenai harmoniją gyvenant, jie mato, jie netgi nesąmoningai traukia tas dalykas, jie to nori kaip saulės po lietaus. Jeigu tu tą būseną jautiesi natūraliai ir tada nesvarbu, ką tu sakysi, kokiais žodžiais, nemoki reikšti, bet ta prasme, tai sugeria pasąmonę jo. Nesvarbu, kaip jis sureaguos, ten tas jo ten ego sureaguos ar kas, bet ta prasme, viduje jis gaus tą sėklą tos informacijos. Nes per tavo tyrumą, gerumą, tą nuoširdumą, tą meilę savo ir aplinkai, tai didžiulė jėga, tą energijos. Ir tą atstumą vėl man rodo, jeigu ar tai stovi, ten energijos stipriai tada per internetą rodo, kad tik tai žodžiai ateina, to net neperduosi. Pavyzdžiui, su gražius rodo. Aš manau, turi būti iš vidaus pas tave tas ir su jausmu, su emocija. Tas turi eiti tą tyrą, nuoširdžią. Jeigu apsimesi ar pameluosi kažką, tai automatiškai negatyvios vibracijos ir viskas kertasi. Tai demoniukai pasiširs, pasimėgos, kad kažką tai meluoji, kažko nesupranti, bet apsimeti. Tai čia tik tai tų interferentų šėrimas. Demonas vėl šypsos. Ai, labai gerai. Bet nemokina nieks mūsų bendrauti, bet tai iš tikrųjų paprasta, atrodo suprantama, ne? Taigi net aš esu jautęs tą dalyką daug kartų. Tik neįsisavinęs, o nieks neįvardina, kad tai parašytų tokias instrukcijas, kažkas ir nuo darželio, pavyzdžiui, mokintų, kaip viskas pasikeistų, kokia karta išaugtų. Nu taip. Nei konfliktų nebūtų nieko, net nebūtų tokio supratimo, kaip konfliktas, tenais muštynės, dar kažkas neegzistuotų. Nebūtų nei prasmės, nei logikos, nei supratimo, kas tai yra. O mūsų konkurencija turi pirmauti, turi čia neatsiliekti, šiek tas geriau padarė, tas daugiau. Jo, čia vat yra pagrindas. Jo. Niekas apie bendradarbiavimą, apie emocijas mokykloje nekalba. Konkurencija, taigi lygiuotis, pažiūrėk į tą, kodėl tu negali lygiuotis. Ištisai visur, taigi ar šeimoje, ar aplinkoje, visur konkurencija, kyša lygiuotis, bėg greičiau, mūsų stipriau ir ten mokinti. Taip. Ir viskas, ir tu tada lyginės pagal kitus, tada reiškia bėgi nuo savęs, net nežinai, kas tu esi, paprasčiausiai darai tą, kad kažką aplenkti, kokia tame prasmė, tai ne tu, tai nieko bendro su tai neturi. O, tai kiek čia klausyk yra. Nueita į net kryptim kažkur, tai nelabai stipriai. Ir tikslingai, suplanuota. Tikslingai, jo. Ta sistema labai gera. O tai koks tikslas tada visko? Kad mes nebūtume tie sąmoningi, kad mes kiekvienas raduke bėgame, ten darbas namai, klausome aklai, nemąstume, tada negalim prieštarauti, negalim suprasti. Ir viskas, idealus maistas. Ir kas tada maitinasi tą mūsų energiją tokia? Interferentai visokie, atrodo, mašlangos eina ir reptai visokie siurbia ir laivai didžiuliai, matau, demonai pas kiekvieną mūsų daug, yra labai lengvas pasiimti. Ir Matrixas pasiimtas iš to gyvena, sakom, tik energijos visiems reikia, visi čia nais. Ta energija taip eina, tik tai skirtumas, kam tu ją duodi ir kokią ir viskas. Mes ją gaminam, taigi mes ne kompą spaudžiam, kad kiek mums reikia pripūsti. Nuolatos yra. O jau ten kiek mes tam ar negatyvę, ar pozityvę gaminam. Ir kas ją šiurbiuot jau nuo mūsų priklauso, jeigu suprantam.
Gerai, tai ką tada reikia klausyk duot kažkokią vėl sprogdinti tas visas šlangas kapoti. Vėl sako, taigi sakinį, ne nuo tos pusės, sako. Ne nuo tos, gerai, gerai. Nu, bet jo, aš suprantu tą irgi, kad aš turėjau netgi tokią mintį, galvoju, jeigu mes galim pamatyti, galim visus sukviesti, vienu metu visas blogis surinkti į vieną vietą ir išmetė, ar tai pasikeis ir žengia žmonės čia visi. Žinai, Prasme- galvoju, nors laikinai, nors tam laikui duot biškit žmonėms čiuchinti, žinai, susiprasti. Tai man dabar irgi sako, prisimeni, sako, kai galinėjomės, aš jau su to demonu biškit konfliktą turėjau. Tai man atrodė, ten apie pusvalandį mes ten bendravom ir kas vyko, o realybėje buvo porą sekundžių. Tai sako, kas iš to, kad tu čia sekundį kažką padarys. Tai eteriai sako, ten mes turėsime begalę laiko viską dar geriau užtaisyti. Nu, nežinau, šiaip nepatinka man tas dalykas, ką sako. Norėčiau, kad būtų kitaip. Nu, bet jo, yra kaip yra, viskas tvarkoje priimama. Jo, informacija. Tai tada, žodžiu, geriausias būdas tiesiog nemaitinti jų tą savo energiją. Jo, ir nukrenta, jie net neturi prasmės būti. Aš vakar širdį kažkaip žiūrėjau ir buvo pas mane prisikabinę seni kažkokie papirgaliai, man sako, čia tipo seni kontraktai, aš tada galvoju, iš kur jie. Po to man priminė, kad čia pas mane tokių incidentų darbė buvo, aš ten vos neužsimušiau, tada, sako, buvo paskutinis jų pabandymas manęs gauti negatyvą ir neišėjo. Sako, jie išėjo, nes, sako, atsibodo bandyti. Ta savikontrolė, kai gauni, kai valdai savo tas emocijas, ta prasme, jiem tai gaunasi kaip vadas ir yra laikas. Taip. Ir prasmė, sako, beprasmiška, tai tada paskutinis buvo pabandymas mane dastumti, nepavyko ir, sako, paliko, tai net kontraktai man nereikėjo sunaikinti. Nors aš jau prieš išmečiau sunaikinau vis tiek, bet tos mėje bereikšmiai gaunasi, nesuprantu, kad viskas tu pasikeityti, tu neduodi jam maisto. Viskas jo, tu jau turi savo, žodžiu, tą valią. Perėmė valdžią. Jo, tu būtent, tu esi valdžioje, jau jie tavęs nebešokdina. Tas man labai patiko ir netgi biški suvibravo mano tam ego, jis ten pas mane labai toks kamputėje. Čia dar yra vienas mūsų toks irgi subtilus žaidėjas. Jo, čia mūsų kaip antras aš, nes mūsų irgi augina nuo darželio, mokina, kaip jo reikia gyventi, taip toliau, tai čia per daugumą net nesupranta. Bet kai jis supranti, identifikuoja ir nesusitapatinė, tai su jo, nežinau, paprasta. Nors man užtruko virš metų laiko šiaip tai. Jo, reikia jį atpažinti, žodžiu. Su juo, kai skiri, kad, pasakėjai, padarai kažką, supranti, iš tikrųjų, tai aš to nenoriu, kam aš tai pasakiau, kam aš tai darau, man to nereikia, tos čia negatyvas, savo moralės normas, kai nustatai, kas yra gerai, kas blogai, ir kai iš įpročio, ten iš kitų supratimo elgiesi tai blogai, tai pats save matai, kad čia ne tu, čia tavo kažkokia kaltas ego, už tave žaidžia tą kažkokią žaidimą kitų sukurti ar kažką, ten, kad konfliktą kažkokią dramą, ten išprovokuoti kažką, tai tokie visokie, ir per jį šeriasi tie visi interferentai, tas šeriasi šefės. Jo, jis per mano ego irgi šeriasi gerai, dabar sako, pas tave įdomu. Aišku. O tas demonas, jisai man aiškino, kad jisai prarado viltį, kad jie galės iš mūsų amžinai gyventi. Jie kažkaip bando, kad kaip ir mes, kad perinom, reikia nuotis. Aš jau netikiu, kad tai galima. Tai ką jie tada darys? Kokie jų planai? Tada pasibė viltiškumas, jisai nesako, nieko, aš jaučiu iš jo tokį vaistai, tokį. Sako, aš nežinau, bet aš noriu, sako, aš supratau, kaip jūs tai perėti, sako, tai yra žiauriai stipru. O labai jie nori, žiauriai, aš matau, kad ten daug dabar žiauriai nori, ir to mūsų seka, mokinasi, netgi tas visokius eksperimentus daro, bet jiem neišeina, jie nežino kaip. Sako, tu gali tokie sukurti ir jisai iš jūs tada žiūri toks vos nenuliūdęs. Iš dalies, ką aš žinau, kaip tas. Sako, dabar bent jau staigu, sako, ir bandau suvokti tavo, kaip tu valdaisi, sako, tai to jį neišeina. Aš vis negaliu savęs valdyti. Emocijų tos metu viską. O mane valdais, pavyzdžiui, aš su jo galinėjus, mano emocijos valdo stipriau negu aš. Irgi klausiu po to jau sekančią dieną, kodėl tai atrodė, kad aš valdau save, palyginus su kitais žmonėm.
Jisai sako, tavo ten tas, tu pradėjai save valdyti čia prieš keletą metų, sako, aš sako, tave žinau ne vieną rekomendaciją, žinau, ką tu pagalvosi, net į priekį. Taip. Ir sako, pats matei laiko skirtumas kaip yra, mes tą lanksom tą laiką, o tu sako, tiesiog gyveni. Tų veiksmų visko yra, kiek, sako, į save dėmesio skiria. Sako, aš išsisai tave žiūriu. Dar į kitus būna, pas yra, kur pasišert. Jis iš manęs negauna, bet jam įdomu, matos, kaip pasikeitimai tie vyksta pas mus, kaip mes pasikeičiam iš to batareikos ir pradedam tapti to žmogum, kaip tu bandyti. Sako, mane tai labai žavi. Sako, aš to negaliu, bet labai norėčiau. O tai jiem yra šansų, tarkim, jeigu jie negauna iš mūsų maisto ir kažkaip pasikeisti, evoliucionuoti į kitokią kažkokią formą. Pradžių pasakė, galbūt išeis, tai aš tą tunelį padariau su šviesos, sako, jeigu nori būti kaip mes šviesa, tai prašom, tada buvau įmetęs tą. Ten stipriai nukentėjo, po to aš ištraukiau. Sako, aš tai netikiu, sako, bet yra dauguma iš jų iš aukštai varodo į viršų. Sako, tikisi, jie turi dar vilties, kad pavyks. Nors po to pats sako, jau čia tiek laiko mes bandom ir nieko neišeina. Jisai praradęs viltį. O taip sako, kiti stengiasi, jo bando. Keičia metodiką, adaptuojasi, mokinasi, bet sako, rezultatų nėra. Tai galbūt mes jiems esam kaip mokytojai? Aukščiau, sako, mes esame. Sako, jūs viską galite, tai jūs nenorit. Mes nesuprantam, kad mes galim. Taip, mes galim, aišku, bet mes neatsimenam, ką mes galim. Jo, ir demonas pirštų parodo į mano avatarą, sako, taigi patys mes uždarom. Kai mes sugalvojam patirtis gauti, mes negalim visko žinoti, mes nepatirsim, nedarysim to, kad išmokom. Žvengia. Ir tas žvengia irgi avataras, sako, ką tu nori treniruoti. Kaip ir žiauru, bet... Gal ir gyvenimas nebūtų toks tada, jeigu mes būtumėm su tom visa pilna atmintim ir su tom visom savo galiom. Sako, kitur būnate su visko, su visom žiniom. To vėl, sako, grįžta, sako, kontrastas geras. Pas mus skirtumai labai ryškus, yra meilė, neapykanta. Ir biškai vaizdų iš mano gyvenimo, kai iš mano iš. Tas dualumas ir kraštutinumai šitie. Jo, čia labai stiprus, sako, tas ir yra tas dualumas sukurtas. Sako, čia dėl to dauguma ir traukia, kad pamatyti. Sako, ir tai vien tik tas maistas, sako, dauguma taigi stipriau negu narkotikas veikia maistų. Iš dalies jo, kiek nutukusių dabar, tai ten visiškai vos paina žmonės ir vis tiek ryja. Negali sustoti, nes tas vien maitinimosi noras yra didžiulis. Sako, jie tam ar ateina čia nais. Kad apsirytų iki begalybės, nes jie nesuvokia, kad apsirymas iki begalybės po to bus fiziškai konkrečiai viskas. Bet jie su tokia mintim ateina ir po to jau viskas ir negali susilaikyti. Tada tą pamoką, jeigu išmoksta, sekant rekomendaciją kažką kitą nori. Kitą kraštutinumą dažniausiai. Demonas jau rodo, kad sako, kiekvieną kontraktą mes jums dar kažką įdėtum, sako, jūs naivus, sako, jūs sako, tokia begalinė jėga ir galimybės, kai suvokėt, tai sako, jūs net neįtarėt, kad galima jums kažką pakišti, kažkaip tai taip rodo. Ir rodo advokatai, sako, jie irgi tą daro. Jo, įstatymus, kai žinai, tada žinai, kaip juos apeiti. Taip. Įdomu čia. Gražus žaidimas, susidomas. Jo, žaidimas tikrai. Jo, čia žaidimas, jo, laikinas. Ir jisai kartojasi vaidus. Kol sugalvoju pakeisti scenarijų. O mes galim scenarijų pakeisti, taip? Kiekvieną akimirką rodo. Kiekvieną akimirką, aha. Tu gali į kairę reikėt, gali į dešinę reikėt. Nuo tos skirsis, kur į oro, tai į vos ne taip. Ta prasme, giliau, aišku, bet tokį vaizduką ir mintį tokį davė. Kiekvieną, ką gali apsispręs uždaryti duris, ar užrakinti, ar palikti. To gali pasikeisti, ar kažkas ateis, kažkas įvyks, ar ne. Tokių smulkmenų visokių metų, bet kur visur.
vaizdais dabar plaukia iš mano gyvenimo. Galėjo viskas būti kitaip, kiekvieną akimirką, kiekvienas pasakytas žodis netgi. Kitaip sukirčiuok, ir intonacija kitokia, ir poveikis jau kitoks, jau ateitis kitokia. Net baisu iš tikrųjų, tik kiekvieną viskas keičia. Tik mes nevaldom, tada visiškai eina viskas kažkaip. Kaip tai suvaldyti, kai tu net nepagalvosi per sekundę, ką kitą sekundę daryti, tai čia neįmanoma fiziškai. Tai kiek turi būti dėmesingas ir sąmoningas, ne, kad galėtum tuos procesus stebėti. Jo, sako, kažkaip tai intencijos turi būti, o ten visas smulkmenos, sako, labai dėmesio nekreipti, nes šitam kūne tai neišeis. Kaip tai tokia mintį numetė. Prasme, jeigu tu žinai, kad tu moralės normos savo kažkokias turi, kas yra gerai, kas yra blogai, tu aiškiai darai gerai, taip tau išeina daryti gerai ir tu eini to keliu, kaip sakant. Ir viskas, ir pasako, nesigilinkit tas smulkmenas, tiesiog mokinkis eiti daryti. Jo, padarei ir viskas, ir ne, ir Jo. priimi, kas įvyko. Ir tada... Žinai, kad tavo intencijos geros, tu blogo nedarai, blogo negalvoji, nori gero, neišėjo, mokiniesi, toliau bandai. Ir viskas. Eini, sako, tai suvokti reikia, čia viskas paprastai, nugyveni ir vėl iš naujo. O mes galim išeiti iš to rato, gimimo ir reinkarnacijų rato, galim išeiti. Jei sąmoningas, sako, tai turi pasirinkimą, jeigu ne, sako, tada nieko. Visą gyvenimą tu klausai, kas pasakyta, kaip daryti, kaip ką, sako, tai ir po to tave veda. Kažkaip negražiai man čia atrodo visiškai. Bet logiškai. Logiškai, taip. Jeigu tu jau supranti, kad kas tai yra, kaip tai veikia, kas ta mirtis, tai jos nebijai, tai jos prieima, tai tu be baimės eini, bet tų emocijų kažkokių, tu jau rodo, kai sako, atsimeni tą visą gyvenimą, tu jau tuo metu būni vieną koją kaip ir išėjęs. Ir tu toliau keliauji sąmoningai, kaip ir sapną, tu sąmoningai tiesiog taimdavo man išeina. Pasme, tai tu neprarandi tos tam, nes panikai žmonės, kaip bijo, ten skausme, ten dar kažkas, tai jie nesikontroliuoja, tada užsibūkinė būna, kaip uždaryta ta mąstymas, sąmoningumas, viskas. Tada tiesiog jie užsimerkia, viską užsiplukuoja ir jų kaip ir nėra, tas sąmonės nieko. Tada jos kaip kiaušinių supūvusi rodo, negražiai juoda. Pratirna, pravalo, programuoja ir vėl paleidžia. Tai reikia nas. Dabar toks klausimas atėjo man tiesiog, tai jeigu tu jau esi toks prabudęs, ar ne, kai jau reinkarnuojasi, tarkim, čia, arba pareini su tokia informacija, gal jau tu tampi kaip nebenaudingas jiems, tu jų nebemaitini, čia jiems gal kaip ir nereikalingas. Aš turėjau tokio klausimą, ar netgi baimę, nes aš galvojau į tuo keliu, jeigu eini, tai tu jeigu neširi, pavyzdžiui, dabar savo tų demonų neširių skaitosi, ne? Tai kodėl mūsų neišjungia ir neperkelia toliau? Tada man rodo, sako, taigi tik rodėm, sako. Tada pats renkės, išpūstėjus nėra prasmės. Jo. Bet ne, energiją mes vis tiek gaminam, energija vis tiek aplinkui eina, sako, vis tiek matriksas gauna, nes tai kai spinduliai eina aplinkui, mes dalinamės, kad ir aš, sako, tu manęs neširi, bet sako, tu širi tą, su kuriuo bendrauji, kurį žiūri, kuriam rašai, kurios skaitai postus ten ar video žiūri. Tu jam duodi, jie šeriasi iki kiti, o viskas yra sujungta į bendrą, sako, tai jie ne vien patys valgo, jie dar siunčia šlangomis ten į savo laivus ir perdant kitiem. Bet tavo jau kūryba tampa visai kita ir visai kitos intencijos. Jo, tai daugiau tos energijos turi, visą pasikeičia mintis, taigi ten tos viskas įsigrįna, nes kai jie kol tu šeri, tu ten daug mažiau turi, ten kiti iš vis praktiškai neturi, vos išgyvena, vos lenka. Su kuprinė pasilenkia, vos paeina su lazdelėm, ten be energijos. Ten jau iš vis nelieka, jos ten damušinėja, gerai, žinau, kad jie tai damuš jos ir vis daugiau išsirbė, kad jie jau greičiau reinkarnuotus, nes tas senas žmogus dar nesąmoningas, jisai nieko nedaro, jisai nėra prasmės, jisai ten tos atrofuojas ir emocijos ir viskas. Jam geriau jį damušti, išsilpas energiją. Duoda lygų tada visokių, dar trupučiuką dar ant galo iš jo pasišerti per jo skausmą ir viskas. Aha, per tą jo kančią tokią, ne? Jo, ir tada viskas. O jeigu dar skausmė, ten baimėje, nesuprasdamas, kas yra mirtis, ir ten visą kitą išeina,
Tai 100% sekantis klientas nuo pat mažens. Nu, va, koks geras verslo planas. Jo, begalybė rodoma. Aha. Ilgai. Kažkai, ar žemė kada nors šitie visi žemės gyventojai žmonės išeis iš šito rato? Ar yra tikimybė pakeisti visą tai? Tai jo, rodo, sako, tai sąmoningas. Kai mirėjai, tu iš to kūno vat išėjai ir tu eini, kur tu nori. Bet, sako, dauguma iš jūsų ten nueina į kitas vietas kažką dar patirti ir ten, ar padaro ten kažką pas save. Bet dauguma nori grįžti vėl čia, šitas daug galimybių. Tokių galimybių. Sako, kitur yra irgi gerų galimybių, bet, sako, jūs dar visur skirtingai, prasme. Tai sąmoningai vaikšto čia ir atgal. Bet yra dauguma, tai yra nesąmoningi ir jie sukasi ratu. Viskas. Vakareiks. Tas įpakavimas tik tai pasikeičia per rekonaciją. Jo. Aš paklausiu, ar galime jas pažadinti, sako, tai jau rodžiau. Jo, būna paskui paklausti. Taip. Tai tada jo, reiktų tada trumpą reziumė, jeigu galima padaryti, tada kaip mes tos galim pažadinti miegančius. Dalinti informaciją, tinkamai. Tiesiog informaciją. Su šviesa, kaip sakant, kai įsivaizduoju, kad tu esi saulės spinduliukas ir tu jam duodi informaciją taip, kad jisai ją galėtų, kad jisai pats siurbtų, aprašytų tenais, tos nepurtyti ten reiktų, kad jis nebūk durnas, to nedaryti, tenais taip negalima, ar žinau geriau, ten ego savo demonstruoti. Jo. Gūrų apsimesti dar kažko iš viršaus, kad ten aiškina. O to pasme, aš ir šiaip parodyti, kad jisai pats pajaustų, kad jis tave norėtų tai išgirsti pas. Ir jisai tai pasąmonį lieka, viskas tik laiko klausimas, kad tas daigas pradės iš to sėklos auga. Tai kaip ir sakei, tas visiškas pasitikėjimas tuo, kad tu sakai. Tu turi pirmas dalykas jo tikėti, žinoti, tai tikrai. Tos emocijos grynos, tyros. Ir bendrauji, viskas, eini ir bendrauji, kas prie tavęs yra proga bendrauji, bet ne per prievartą. Prie progos, sakant, galima, numetį vieną atsakyti, bet turi būti pats tam būvyje, kaip čia pasakyti. Nes jeigu tu esi tenais pavargęs, suirzęs ar kažką, tai paskirtumas, ką tu ten informaciją turi, tai niekam neįdomu, pasišlaikyti. Iš dalies logiška, ne, kažkaip man suprantama labai viskas. Taip, viskas taip. Ir paprastas. Labai gražiai, jo, ir paprastas. Svarbiausia, jo, visas paprastume tame. Aha, gerai, labai faina informacija, tokia šviesi ir gera, ir prasminga. Kažkaip ramybės man davė. Iš pradžio buvo biškai nepatiko, man gaila buvo būtent sielų uždarytų, bet viltis vis laik yra. Gali tu nori žadinti, nori nežadinti. Visi pasirenka. Taip. Na, man atrodo. Yra, kurie ateina, kad juos uždarytų, jie eina tiesiai pas interferentus, prašo, kad juos ištrintų atmintį. Jie nori išgyventi, patirti tą prabudimą. Aha. Ir sako, vieni pavyksta, kiti demonai žvengia, kiti ilgai įstrigę. Iški užstringa, jo. Bet jie nori tos patirties, nes tu vis tiek, jeigu amžinas esi tenais, tai tas laikas nieko nereiškia. Tai aišku. Tu bandai ir tą milijoną, tai tu tiesiog lauki to momento, kada pavyks galbūt ir viskas. Bet, nežinau, tas vaizdas, kai rodo, tai man tokio ramiau daug, negu ten įsivaizduoti iš tų ten filmų pasakojimų, kaip čia viskas baisu. Taip, be žodžių, jo, viltis yra. Tiesiog ką vyksta procesas toks ir ne. Tai yra, tai priėmė ir viskas. Jo, vieniem anksčiau atsidarys, kitiem vėliau, bet viltis yra. Tai faina, viskas gerai, tai žodžiu, nėra taip juoda. Jie sako, dualumas ir yra jums duotas, kad jūs tą visą. Sako, kai viską priėmė, tai supranti, kad nėra to dualumo. Viskas yra bendra ir paprasta. Liuks. Man tą kamuolį rodo toks, kur pusiau juodas, pusiau baltas, kaip ir viena pusė istorija, kitai siaurėja ten tas spalvos. Iš kiniečių ar japonų ten tas yra kažkaip amžinybės. Ai, tas, kur nesukasi ten, žodžiu, toks jo. Jo, ir man dabar jį rodo, sako, jūsų įsivaizduojamas dualumas ir pradėjo sukti ir viskas susilieja į vieną, sako, čia tikras jisai yra. Sustabdyk, kai nieko nedarai, stagnacija, aš pradėjau sako, tada sako vėl dualumas. Dualumas, jo, tas in ir yang, ne? Jo, tai sako, jums
formuoja, kiša per visus galus, kad čionais va yra gerai, blogai, tam ginkis puola tave, taip toliau. Tai jūs ir sako, vat ir sukotės. Ir tokie, o jeigu priimsi viską, tai viskas ir baigėsi, ir paprasmiškai planas. Ir vėl rodo tą vaizdą, kad, ta prasme, jeigu tu viską priėmė, nereaguoji, tai tie, kurie iš to turi naudos gauti ant tos energijos, jie nėra kaip viskas, jie atkrenta ir tie interferentai ir viskas. Nes tu tampi, vat, žinoma, šviečiančią saulę rodo įnitus išvieti, tai ir tavęs nes negali net prieiti. Na va, kaip viskas paprasta atrodo, ne? Ignoras tiem visiems. Aha, ignoras, žodis. Tinka. Gerai. Tai ką, tada klausyk, dėkojam visiems už tą kelionę, už tą informaciją. Demonas klausė ir man padėkosi, sakau tau. Žvengiais. Gerai, padėkosim ir jam šį kartą. O norėjo, jisai gavo intencijos tavo. Bet tik tai, kad geras būtų. Gal jam pavyks irgi prašviesėti. Jo, aš net norėčiau pažiūrėti, kas iš demono gautas, koks vat nušvitęs, jeigu tai įmanoma. O gal ir bus įmanoma, kas čia žino. Koks čia planas yra. Gerai, tai ar galime mes tada grįžti atgal į tavo kambarį, į tavo kūną, kur tu esi pasiruošęs tam? Užtiks šiandienai. Gerai, tai tada atsijung nuo visos informacijos, kur buvom, kur skraidėm, kur kas skaitėm. Grįžk į savo kambarį, savo kūną. Pajausk ir savo fizinį kūną. Nuo pirštų, kojų pirštų galiukų iki galvos. Gali pajudinti kojų pirštus, rankų pirštus. Viską atjung visas erdvės, sužiūrėk, kad visi kūnai pareitų, nebūtų jokių išsiskaidimų, išdalinimų, nebūtų jokių prisikabinimų, jokių šlangų, jokių dar kažko užmest ant tavęs, jokių tinklų. Grįžtum švarus, pailsėjęs, atsiregeneravęs. Viską susirenki, susidėlioji į vietas. Atsijungi, uždarai visas langus, duris, visas erdvės, kur buvom, kur vaikščiom. 3. Atsijungi. Jautiesi pailsėjęs, šviežias, atsiregeneravęs, pilnas energijos. 2. Atsijungi. 1. Ir grįžk į čia ir dabar.